Mama, kas yra siela? Mama, kas yra sąžinė? Mama, o kas yra meilė? Esam kiekvienas motinos vaikas. Gimstam iš meilės. Meilės ir reikia. Kalbėkim dėl meilės, kalbėkim, dar laikas. Nes bus per vėlai. Per vėlai. Kam? Žmogui, Kam? žvėriui, Kam? paukščiai, Kam? gėlei. Žmogui, žvėriui, paukščiai, gėlei. Žmogui, žvėriui, paukščiai, gėlei. Žmogui, žvėriui, paukščiai, gėlei. Žmogui. Jūs augi. Jūs visi teisūs. Visada. Ir tiesos mums mokau kiekvienos. Pasakykite, bent syk, kaip vaikams geras, kaip didžiausią tiesą sužinoti. O kas, jeigu teisybės nėra? Jei teisybė tai yra emocija, nuomonė, iliuzija. Ir nemeilė kitoms, kitų žmonių neteisybėms. O kas, jeigu ir meilės tai yra? Jeigu mes mylime tik tai save, arba tuos, kurie už mūsų tariamą meilę amžinai turėjo suskolinti. Hei, na pažaiskim, kad likimas tokia tik pakuoti, jei mažas, pigus esi, pagaminę pakuoja. Hei, įvynioju jau įspręstų kryžiaždžio lapą. Vos pasimuistai. Hei, raidėl kūnio užkliudęs, sukrunta kateslas. Ak, kaip virpa tratėdami žodžiai. Ai, nežiūrėk į žvaigždėlapį. Virš tavęs, tarsi raidžių kilpelio, sąvokos susagstytos. Hei, į kokį kryžiažodį tu įvyniotas esi. Jeigu galėčiau be namus visus vaikelius, jų rankeles atkištas, jų akeles šalančias prieš jurgines jų širdeles. Dudu. Jeigu galėčiau, o dabar tik verkiu, didelėm šventos karvės ašarom. Govinda, piemenų rojaus karalių, kas pievų viešoj, karvelį gerklės, mamelį atsižadėjus, kas? Kas tu esi, Rapolai? Ką? Kas tu esi? Aš esu žmogus. Aš esu gyvybė egzistuojanti žemėje. O, Kas o? ar tu dažnai būna vienas? Taip, mama grįžta tik vakare. Po darbo? Taip, Ką veiki būdamas vienas? žaidžiu lego ir žiūriu televizorių. Kaip užaugai? Gimtadienis po gimtadienio ir užaugo. Man jau 9. Ar norėtum, kad mama ir tėtis gyventų kartu? Taip, jūs užrašykite. Jis tai pasakė ryžtingai ir nuovokiai. Elze, tu juk lauki sudėtingų klausimų. Aha,
Kodėl vaikai yra atviri pasauliui? Vaikai yra naivūs. Ir suaugusieji yra naivūs. Bet jie galvoja, kas jiem iš to bus? Geriau ar blogiau? Suaugusieji kaip lapės. Vaikai nemąsto. Vaikai sako tiesą. Aurimai. Aurimai. Turi brolių ir seserų. Taip, turiu 2 seses. O mama? Yra ir motina, ir tėvas. Bet išsiskyrė. Mama geria? Taip, geria. Nebendrauji? Aš tai kartais nuvažiuoju pas ją. O tu ją myli? Truputį myliu, bet močiutė labiau. Ar buvo tavo gyvenime kas nors? Ką galėtum prisiminti su džiaugsmu? Nežinau. Ne. O tu žinai, kas yra prisirišimas prie kito žmogaus? Nežinau aš tokio žodžio. Iš kur tave pasiėmė gytis, Aleksandrai? Aš pas tetą Radvilišky buvau. Nevalgęs, kiek žinau. Buvo ir tokių dienų. Teta geria? Taip, geria, bet ne tiek daug kaip motina. O mama visą gyvenimą gėrė. Kiek aš augau, gėrė ir gėrė. Nemyli mamos. Žinokit, ne. Visiškai. Aš jos girtumui neatleisiu. Ar buvai kada nors laimingas? Žinokit, ne. Visai? Visai nebuvau. Dar tokios dienos mano gyvenime nebuvo. Kodėl skleidžia medžių pumpurai pavasarį? Kodėl trenkia žaibas į vaiką su tėvais atostogaujantį prie ežero? Kodėl žmogus negali atleisti savo artimui, savo tolimui, savo pačiam? Kodėl Kristus privalo būti nukryžiuotas? Ir kodėl niekas neatsako į mano klausimus? Kodėl sužinojęs atsakymą, aš tuoj pat sužinojau paneigimą. Kodėl žmonės mylisi, gimdo vaikus, kas yra sąžinė? Ir tuomet Dievas tarė. Kai ko nors netenki, toje vietoje atsiranda kertelė ir man. Baltą vakarą, mano angele, ką tu saugoji? Ar mane? Kur mes einame? Ko mes laukiame? Kas mus laimė? Toluma. Baltą vakarą. Žvaigždė tekančią. Jei paklaus, tu atsakykit. Už mane. Už mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tu esi kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis ji yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Mes esame kelias, tiesa ir gyvenimas. Jūs esate kelias, tiesa ir gyvenimas. Jie, jos irgi yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Tarp kranto ir dangaus. Tarp liūdesio ir rojaus. Tarp žodžio ir žaidimų. Tarp alkio ir tikėjimo. Tarp žydinčių gėlių ir tarp žmonių užgimusių. Iš meilės mirusių ir mirštančių be meilės. Gyvenu tarp vakar ir rytoj. Ir tarp dabar